Sveikučiai, šiandien trečioji kamado pradedantiesiems dalis. Daugiau papasakosiu apie kamado naudojimą ir galbūt sužinosite kelis naudingus patarimus. Taip pat pasidalinsiu trim labai paprastais receptais. Tai pirmas yra vištienos šašlykas, antras bus bulviniai blynai iškepti ypatingu būdu ir trečias indiško stiliaus duonelė. Kuriam kepsninę ir leidžiam jai pamažėlę šilti. Kiek reikia pridėti anglių priklauso nuo to, kiek ilgai žadate kepti, kokias anglis naudojate, bet svarbiausia, kad nebūtų šiukšlių ir būtų tarpai tarp anglių. Su kiekiu nereikia persistengti, nes galima pridėti ir vėliau. Jeigu tai yra pirmas jūsų kamadas, tai galiu netgi atspėti, kad pirmiausia, ką norėtumėt išsikepti, tai šašlyką. Tai galima, aišku, nusipirkti parduotuvėje jau pamarinuotą, sauso marinavimo, pavyzdžiui, yra tikrai labai neblogų. Bet visada įdomiau pasidaryti pačiam. Tai šiuo atveju aš naudoju pačią paprasčiausią vištieną, tai yra mažoji krūtinėlės filė ir pasistengsiu ją padaryti sultingą ir skanią. Kadangi vištienos krūtinėlė yra labai sausa mėsa, tai man labai pasiteisino marinavimas su jogurtu, kefyru arba rūgpieniu. Šiuo atveju naudoju šiek tiek rūgpienio. Geriausia būtų marinuoti iš anksto, bet užtenka tokiam marinavimui ir kokio pusvalandžio. Kai tik tai anglis įsidega, uždegtukas baigia degti, galima dėti groteles ir tada pridaryti angas, kad tolygiai šiltų toliau. Kadangi kepsime tiesiogiai ant anglių, tiesioginiu būdu, netiek svarbu kepsninės temperatūra, bet jinai turi būti pakankamai šilusi ir apie 150 laipsnių Celsijaus. Aš naudoju medinius tokius iešmelius, tai galima juos, aišku, dar pamirkyti vandenyje, bet kadangi kepa pakankamai greitai, kokie 20-25 minutės, tai nespėja jie ten sudegti ir tiesiog to nedarau. Kai kepsninės temperatūros stabilizuojasi, jinai nei kyla, nei krenta, tada galima patepti groteles kažkokiu aliejumi ir pradėti kepti. Kad mažiau priliptų, grotelės turi būti gerai įkaitę ir, kaip matot, dar aliejus irgi papildomai padeda. Jeigu norit rūkyto skonio, tai galite įmesti medienos pagaliuką. Kepant tiesiogiai ant anglių svarbu laiks nuo laiko pavartyti, apsukti, apversti, tam, kad kepimas būtų tolygus. Tuo pačiu pamatysit, kurioje vietoje kepsninės kaitra yra didžiausia. Ir tai, aišku, priklauso nuo to, kaip dega anglis, nuo kepsninės dydžio, nuo kitų dalykų, bet labai pravartu žinoti. Jeigu esat labai patyręs grilio meistras, tai turbūt galite apsieiti ir be termometro. Aš naudoju visada termometrą tam, kad žinoti, kokia vidinė mėsos temperatūra. Ir turbūt vienas iš tų nedidelių daiktų, kurie tikrai labai praverčia. Tokiu atveju visada žinai, ar mėsa yra jau iškepusi, ar ją reikia nuimti. Ir rezultatas būna tikrai labiau garantuotas. Kadangi kepam vištienos krūtinėlę, tai vidinė temperatūra turėtų pasiekti apie 70 laipsnių Celsijaus ir tada galima mėsą nuimti. Kiekviena mėsos rūšis turi savo temperatūrą, kurioje išlieka geriausios savybės ir mėsa būna nesausa. Na ką, labai paprasta ir skanu. Siūlau pabandyti. Kitas kepimas bus kitoks, tai yra netiesioginiu būdu kepsime, naudojant deflektorių. Čia atkreipiu dėmesį, kad aš deflektorių ir karštas groteles visada dedu ant medinio paviršiaus, tai kažkokios porą lentų tikrai labai praverčia. Jeigu reikia, pridedam anglių, įdedam priedus reikalingus į kepsninę ir leidžiam toms agdims įsidegti, kad jos nustotų rūgti ir kepsninė pasiektų aukštesnę 220 laipsnių temperatūrą. Jeigu įdedat kažkokį šaltą daiktą į kepsninę, tai jos temperatūra tikrai nukrenta, bet nereikia bandyti vaikytis jos iš karto, atidarant angas ir bandant jas staigiai užkelti, tiesiog reikia šiek tiek daugiau laiko. Visada svarbu sulaukti to momento, kai temperatūra stabilizuojasi ir jinai nei krenta, nei kyla. Kitas dalykas, kurį visada norisi išsikepti, tai yra bulviniai blynai vienokie ar kitokie. Šiuo atveju aš parodysiu, kad galima ir neturint netgi kažkokių specialių keptuvėlių ar kitokių indų pasidaryti tikrai skanius blynus. Iš kopūstų lapų pasidarom tokius kaip dubenėlius, išsikarpyti galima su žirklėm arba su peiliu. Ir tada pasidarom tarkį. Tai šiuo atveju aš sumaišau dalį virtų bulvių ir dalį žalių bulvių, taip pat pridedu granuliuotų svogūnų. Na ir taip pat dar druskos, pipirų pagal skonį. Padarytą masę dedam į kopūsto lapus. Svarbiausia, kad nebūtų labai stora ta masė, nes tada labai ilgai keps ir labai susvils išorė.
Tai kažkur apie 1,5–2 centimetrus sluoksniu tiesiog tolygiai padengiam lapą ir pasidarom tiek, kiek telpa jūsų kepsninė. Tai šiuo atveju pas mane, aš pamatavau, kad tilps 3 vienetai, tai darau 3. Jeigu turit didesnę kepsninę, galite iš karto pasidaryti keliais daugiau. Ko gero, ką čia norėjau pademonstruoti, kad netgi ir neturint kažkokių specifinių įrankių, priedų, galima visada įjungti fantaziją. Tai šitą, aišku, aš ne pats sugalvojau būdą, tai yra tradicinės dzūkiškos bandos, tik jos, aišku, originaliai daromos su džiovintais kopūstų lapais, bet labai ir toks receptas pasiteisina. Sulaukiam, kol kepsninės temperatūros stabilizuojasi, tai šiuo atveju turėtų būti apie 210–220 laipsnių Celsijaus ir galima pradėti kepti. Tai kopūstų lapus dedu tiesiogiai ant grotelių ir jie pamažėlę keps, po to pradės šiek tiek ir svilti, bet tai suteikia dar daugiau papildomai skonio, o prieš valgant juos tiesiog galima bus nuimti. Dedant maistą į kepsninę visada reikia žiūrėti, kad būtų simetriškai jisai padėtas, kad nebūtų kažkurioje vienoje pusėje, nes tokiu atveju tolygiau keps. Tokie bulviniai blynai kepa apie 40 minučių, tai maždaug ties viduriu kepimo juos reikėtų apsukti, pasižiūrint, kad būtų vienodai iškepę iš visų pusių. Apsukti, apkeisti maistą ir panašiai tinka ir kepant bet ką kitą, nes nežiūrint to, kad kepsninė yra kaip ir įkaitusi ir atrodo, kad vienoda ta kaitra, bet anglis dega nevienodai ir dėl to nevienodai kepa. Kai jau blynai baigia kepti, tai juos tiesiog nuimam ir šiek tiek palaukiam. Kopūstas šiuo atveju atliko ne tik indelio funkciją, bet dar suteikė papildomai skonio, tai šiek tiek palaukus galima jį tiesiog nukrapštyti. Taigi, kaip matot, ir neturint keptuvėlių galima išsikepti puikius bulvinius blynus. Tokius blynus patarčiau valgyti tradiciškai, tai yra su daug spirgų ir grietinė, ir tikrai labai skanu ir pakankamai nesudėtinga pasidaryti. O jeigu norite kepti bulvinius blynus dažnai, tai nusipirkit keptuvėles. Kamadę galima kepti ir įvairią duoną. Tai šiuo atveju pasikepsime skanios indiško tipo duonelės, kuri valgoma yra su sviestu. Tokiam kepimui reikalinga aukštesnė temperatūra apie 250 laipsnių. Duonelės tešlą darau be mielių. Tai tiesiog yra miltai, kepimo milteliai, taip pat šiek tiek vandens, jogurto, česnakų granuliuotų, petražolių ir druskos. Bet vienas iš pagrindinių ingredientų yra graikiškas jogurtas. Nežinau kaip jūs, aš su tešla draugauju gana sunkiai, tai tiesiog čia sumiksuoju visus ingredientus ir tada nešu su specialia maišykle, kad išsimaišytų ta tešla kokybiškai. Naudoju gana riebų 10 procentų jogurtą, tai dedu jo mažiau, bet tada dar pridedu papildomai vandens. Dar į tešlą galima pridėti šiek tiek alyvuogių ar kito aliejaus. Ir kai mašina jau padaro savo darbą, tai tešlą padalinam į nedidelius rutuliukus, apie 100–150 gramų, priklausomai kokio dydžio norit, bet ją reikėtų gana plonai iškočioti, tai aš papildomai dar dedu aliejaus, kad lengviau tas popierius nusikrapštytų. Ir tada padarom maždaug 3 mm ar panašaus storio blynuką. Na, nėra tai autentiškas receptas, tai forma šiuo atveju nesvarbi. Tai kuo apvalesnis, tuo geriau, nes grotelės yra apvalios formos. Nuėmus viršutinį popieriaus sluoksnį, tiesiog apatinį apkerpu maždaug pagal tą pasidaryto blynuko dydį. Tai bus daug lengviau uždėti ant kepsninės, bet jį kepant nuimsime. Kai jau viskas yra įkaitę, tai irgi rekomenduoju patepti groteles dar aliejum kažkokiu ir galima kepti. Uždėjus ant grotelių popierium į viršų, šiek tiek pakepam ir po kokios minutės galima tą popierių jau nukrapštyti. Dar pakepus bus galima apversti į kitą pusę. Kadangi lauke yra labai šalta ir aš nepridėjau papildomai anglių, tai mano kepsninės temperatūra nelabai nori kilti. Galima iškepti ir žemesnėje temperatūroje, tik tai mažiau tada išsipūs. Jeigu tešla yra pakankamai plona, tai kepa tikrai greitai. Tai porą minučių ant vienos pusės, porą minučių ant kitos pusės ir iš esmės jau yra iškepta duonelė.
Kadangi aš kepu šiek tiek žemesnėje negu reikėtų temperatūroj, kaip minėjau, reikėtų apie 250 bent jau laipsnių Celsijaus kepsninį įkaitinti, tai aš apverčiu porą kartų. Na ir kaip sakoma, pirmas blynas gali būt prisvilęs, bet jeigu naudosit nulašėjimo indą, tai tokia tikimybė yra labai maža. Jeigu norit pasižiūrėti, koks gavosi pirmas mano kepimas be to nulašėjimo indo, tai pažiūrėkite video iki pat pabaigos, pamatysite. Šiaip tokius kepinius geriausia būtų kepti ant picos akmens, bet čia vėlgi specialiai norėjau parodyti, kad netgi ir neturint kažkokių specialių priedų, galima tikrai pasiekti labai neblogą rezultatą. Tokią duonelę reikėtų valgyti su išlydytu sviestu ir šiuo atveju dar pridėjau džiovintų svogūnų laiškų. Vėlgi, labai paprastas receptas ir tikrai labai rekomenduoju pabandyti, nes skonis iš tikrųjų labai geras. Tokia duonelė labai tinka prie to paties šašlyko, kurį kepiau pradžiai, bet jau jisai yra suvalgytas. Kad kepsninė išliktų švari ir nepritrauktų papildomai kažkokių kvapų svilėso, tai visada rekomenduoju baigus kepti, išimti nulašėjimo indą, groteles ir palikti kepsninę aušti. Tai uždarom apačią iki galo ir viršuje paliekam nedidelį tarpą. Na, o čia pirmas prisvilęs blynas, tai kadangi norėjau iškepti kuo paprasčiau, nenaudojant nei picos akmens, nei kitų dalykų, tai pabandžiau kepti tiesiog ant grotelių, bet kepsninės temperatūra centre, ten kur dega anglis, yra per aukšta ir tada pradeda svilti. Kaip išsprendžiau šią problemą, tai tiesiog padėjau nulašėjimo indą po apačią. Tokiu atveju tiesiog tą pagrindinę kaitrą nuima ir kepimas gaunasi tolygesnis iš visų pusių. Kepant pasitaiko visko, teko ir tikrai ne vieną kartą kažką ir sugadinti, sudeginti ar nevykusiai iškepti, bet kuo daugiau kepat, kuo geriau pažįstat savo kepsninę, tuo geresnis rezultatas.